Tai idėja jinai kilo labai paprastai, nes praeitais metais kūrėm 4 filmus apie plaukimo šimtmetį ir buvo pakalbintas Robertas Žulpa, jam buvo skirta pusantros dalies iš 4 dalių, tai yra daug ir liko labai daug nepanaudotos medžiagos, nes interviu jau paskui, aišku, po to, kai Žulpa išėjo, mes supratom, kad liko labai daug nepanaudoto to, ką jisai pasakojo apie savo gyvenimą. Ir tada, remiantis to jo pagrindinių, paskutinių interviu, buvo padarytas filmas. Mes prifilmavom dar papildomai jo kolegų, artimų žmonių, draugų, išgirdom labai daug dar nebūtų istorijų ir tada kartu su LRT televizija nusprendėm įamžinti tokį iškilų sportininką. Labai sunkus pašnekovas. Jis, žinai, jisai turbūt kaip visi tikri talentai, taip jau yra, jie yra mažakalbiai. Arvydas Sabonis, krepšininkas, yra pats sunkiausias pašnekovas pasaulyje. Tai Robertas Žulpa nuo Sabonio tiek turbūt ūgių, tiek savo iškalbą nelabai ir skiriasi. Ir savo talentų jis nelabai skiriasi, todėl kad tai buvo filmas turbūt ir įdomus tuo, kad tai yra tikras talentas. Tai yra sportininkas, ne tas, kuris iškovojo medalius savo juodų darbų, ten po 12 valandų baseine ir taip toliau. Jisai iškovojo savo aukščiausių pasiekimų, savo talento, unikalaus talento dėka. Bet dabar nežinau, ką atsakyti. Tiesiog labai džiaugiuosi, kad nėra tokio, kaip žmogaus nėra, tai būtinai tas kažkoks tai krūvis, kad jo nėra to žmogaus. O toks jausmas, kad iš tikrųjų buvo, bet kur jisai tai pasakė, aš galėčiau ginčytis kažkur tai ačiū Dievui, tokia galimybė yra dabar, jisai manęs negirdi. Ir jau nesiginčysim, bet galiu ten pakomentuoti jo kalbą ir be ginčų. Tai va šitas turbūt geriausias dalykas, aš juokauju, aišku. Bet esmė tai, bet sakau, gerai, kad neliūdnas tas filmas. Mes jį prisimenam, koks jis buvo. Ačiū Dievui, kad paėmė tuos interviu jo, kur jisai tikrai geroj nuotaikoj buvo, o ne ten kažkaip ten, tarkim, po tėvų mirties ar kažką, tai visai jau kita nuotaika ir pilnas gyvenimo džiaugsmo ir mes jį tokį atsiminsim. Visų pirma, tai istorija. Jaunimas to nematė, kokie krūviai buvo, trupučiuką dabar metodikos kiek kitokios. Tai matyti jaunimui tas turbūt įdomu, nes vis tiek filmas yra apie olimpinį čempioną, o kad siektų tų rezultatų ir kas buvo istorija ir matyti, o vyresnio amžiaus atstovai, tai kviečiu pažiūrėti, nes tai Robertas turbūt ir jūs augot su juo. Ir tos laisvės nebuvo, šiuo metu turite tą laisvę, tai pažiūrėkit ir prisiminkit tos laikus, kuriuose gyvename. Ir tiesiog prisiminkit tos senus laikus.